Penktadienis. 2026 m. kovo 13 diena. Karo metu galingiausias Irano žmogus nusprendė pasirodyti viešumoje. Jis dalyvavo kasmetinėme Al-Kudso dienos žygyje, skirtame palaikyti palestiniečius, kuris buvo tiesiogiai transliuojamas su į jį nukreiptomis viso pasaulio kameromis. Aiški deklaracija, kad Iranas nebijojo, kad jie vis dar stovėjo tvirtai. Tačiau jis nežinojo, kad tą pačią dieną Jungtinės valstijos už jo galvą paskyrė $10 milijonų atlygį. Pagalvok apie tai. Tai buvo tas pats žmogus, kuris duodavo interviu visiškoje tamsoje, be lango, be jokios detalės, be nieko, kas galėtų atskleisti, kur jis yra. Toks buvo jo paranojos lygis ir vis tiek užteko vienos klaidos. Po 4 dienų Izraelis pranešė apie Ali Laridžanio mirtį. Ir šiandien aš tau tiksliai parodysiu, kaip jie tai padarė ir kodėl tai, kas atrodo kaip kelių dienų karas, iš tikrųjų yra dešimtmečius trukęs planavimas, kuris materializuojasi realiu laiku. Prieš kalbėdamas apie tai, kaip jis mirė, tu turi suprasti, kas buvo šis žmogus, nes be to nesuprasi, kokio masto įvykis tai buvo. 2026 m. vasario 28 dieną Jungtinės valstijos ir Izraelis surengė bendrą ataką prieš Iraną. Jau pirmą karo dieną jie nužudė Ali Chamenėjų, Irano aukščiausiąjį vadovą, valdžiusi šalį beveik 40 metų. Įsivaizduokite, kokį chaosą tai sukėlė. Tarsi nužudyti prezidentą, generolą ir popiežių viename asmenyje. Chaoso akivaizdoje. Iranui reikėjo kažko, kas perimtų valdžią, ir tuo žmogumi tapo Alis Laridžanis. Laridžanis nebuvo bet kas. Jis dešimtmečius buvo Irano valdžios centre, 12 metų buvo parlamento pirmininkas, buvo Irano branduolinių derybų su vakarais atstovas. Jis dalyvaudavo susitikimuose su amerikiečiais ir europiečiais aptarti branduolinę programą. O pastaruoju metu jis buvo Nacionalinio saugumo tarybos sekretorius. Iš esmės žmogus, kuris koordinavo visus karo sprendimus. Kai Chamenėjus mirė, Laridžanis tapo žmogumi, kuris iš tikrųjų valdė Iraną, kontroliavo kariuomenę, žvalgybą ir sprendimus, kiek toli eis karas. Izraelis tai žinojo ir jis žinojo, kad Izraelis tai žino. Todėl visa ta paranoja, todėl tamsa interviu metu, todėl slėptuvė. Ir tai kelia klausimą, į kurį dar ne vienas analitikas negali atsakyti. Kas nutinka, kai visiškai sunaikini ginkluotos šalies vadovybę? Pirmiausia, turite suprasti planą, kad žinotumėte, kaip buvo nužudytas Laridžanis. Prie to prieisime vėliau. Turite suprasti, ką Izraelis darė 18 dienų prieš tai, nes tai nebuvo atsitiktinumas, o planas. Pirmą dieną Izraelis nužudo Chamenėjų, aukščiausiąjį lyderį, pašalina režimo vadovą. Nuo 2 iki 13 dienos Izraelis 2 savaitės sistemingai naikina Irano karinį pajėgumą, raketų bazes, karinio jūrų laivyno objektus, infrastruktūrą. Tikslas buvo paprastas – neleisti Iranui atsakyti visų pajėgumu, kol buvo atliekamas tikrasis darbas. Kitą dieną Izraelis nužudo Laridžanį, kuris buvo perėmęs vadovavimą. Antroji galva. Tai buvo seka, neatsitiktinumas. Izraelis laikėsi aiškios doktrinos – sistemingai nukirsti Irano vadovybę, vieną po kito pašalinti vyrus, galinčius priimti sprendimus. Be vadovybės armija neveikia. Nesvarbu, kiek turi raketų, jei nėra kas nusprendžia, kada ir kaip jas panaudoti. O Izraelio gynybos ministras, Izraelis Kacas, tai pasakė aiškiai, be užuolankų. Režimo lyderiai yra žudomi, o jų galimybės sunaikinamos. Dabar ateina įspūdingiausia visos šios istorijos dalis. Ir tikriausiai čia ne vienas kitas kanalas tau to nepapasakos taip detaliai. Laridžanis buvo paranojiškas ne be priežasties.
Jis žinojo, kad po Iraną pasklidę Amerikos ir Izraelio šnipai ir kad jis pagrindinis taikinys. Jis darė viską teisingai, slėpė veidą, balsą ir buvimo vietą. Tačiau jis suklydo. Kovo 13-ąją jis išėjo iš slėptuvės, kad dalyvautų Al-Quds dienos mitinge. Tai buvo politinis sprendimas – parodyti pasauliui, kad Iranas vis dar stovi, kad vadovybė nepabėgo. Tai buvo jėgos demonstracija ir tai veikė, kol jis buvo mitinge. Jungtinės valstijos ir Izraelis nebūtų puolę lyderio minioje civilių. Jis tai žinojo. Todėl pasirodė, pamojavo kameroms, pasakė kalbą. Ko jis nežinojo, tai kad kol jis mojavo kameroms, manydamas, jog yra saugus, Izraelio žvalgyba jau dirbo. Kiekvienas jo žingsnis buvo fiksuojamas, kiekvienas galimas maršrutas žymimas žemėlapyje. Mitingas, kurį jis pavertė propagandą, tapo jo spąstų pradžia. Problema nebuvo nueiti į mitingą, problema buvo grįžimo kelias. Pasak Izraelio spaudos cituojamų, tačiau nepriklausomai didžiųjų agentūrų dar nepatvirtintų saugumo šaltinių, Izraelis naudojo du dalykus Laridžanio sekimui. Pirmasis buvo pažangi elektroninė karyba. Pagal šiuos pranešimus Izraelis sukūrė tai, kas buvo pavadinta mirusia zona Irano radare. Iš esmės, jie išjungė Irano akis tam tikroje teritorijoje, iraniečiams to nepastebint. Jų gynybos sistema rodė, kad dangus švarus. Taip nebuvo. Kitas dalykas – Laridžanio komunikacijų pasiklausimas. Pasak tų pačių šaltinių, jis naudojo užšifruotus ryšio tinklus, tarsi itin saugų WhatsApp. Izraelis galėjo įsilaužti į šias komunikacijas ir pradėti tiekti melagingą informaciją apie grėsmės lygį regione. Laridžanis ir jo apsauginiai gavo signalus, kad kelias laisvas, jokio pavojaus nėra. Už šios operacijos stovėjo 8200 dalinys – Izraelio kariuomenės žvalgybos ir elektroninio šnipinėjimo padalinys. Pagalvok apie jį kaip apie Izraelio atitikmenį Amerikos NSA, tik labiau susitelkusi, greitesnė ir turinti tokią operacijų istoriją, kuri išgąsdintų bet kurią pasaulio šalį. Tai didžiausias Izraelio kariuomenės dalinys. Buvęs vadas, kuris praleido 33 metus šiame dalinyje, gerai jį apibūdino sakydamas: nėra jokios reikšmingos Mosado ar bet kurios Izraelio žvalgybos agentūros operacijos, kurioje 8200 nebūtų įsitraukę. 90% visos Izraelio žvalgybos informacijos ateina iš jos. Ir žinai, kas yra įspūdingiausia? Šis triukas, kai priešo komunikacijose įterpiama klaidinga informacija, nebuvo išrastas dabar. Dalinys 8200 jau naudojo būtent šį metodą prieš keletą metų, kai sukūrė virusą pavadintą Stuxnet, kuris tyliai įsiskverbė į Irano Natanso branduolinių centrifugų valdymo mašinas. Šios centrifugos sukosi 1000 kartų per minutę, kad praturtintų uraną. Virusas pradėjo netolygiai greitinti ir lėtinti šias mašinas, jas iš vidaus sunaikindamas. Kol Irano technikų ekranai rodė, kad viskas veikia puikiai, jie toliau dirbo įprastai, nieko neįtardami, kol šimtai mašinų tiesiog nustojo veikti. Apie ataką jie sužinojo per vėlai. Izraelis panaudojo tą patį principą prieš Laridžanį. Privertė priešą patikėti, kad jis yra saugus, nors spąstai jau buvo užsidarę. Tada jie pasitikėdami išvyko į slėptuvę ir būtent tada įvyko ataka. Slaptoje slėptuvėje, kurioje jis slapstėsi, Teherano priemiestyje, Laridžanis buvo likviduotas. Kartu su juo žuvo jo sūnus Morteza Laridžanis, jo biuro vadovas ir keli apsaugininkai. Tačiau Laridžanis tą naktį nebuvo vienintelis taikinys.
Toje pačioje operacijoje Izraelis pašalino generolą Golamrezą Soleimanį, Basič pajėgų vadą, kurios iš esmės yra režimo politinė policija. Tai buvo žmogus atsakingas už protestų slopinimą Irane, naudojant smurtą, masinius areštus ir jėgą prieš civilius. Svarbi taktinė detalė. Soleimanis buvo ne štabo būstinėje, o improvizuotoje palapinėje. Jis ir jo pavaduotojas buvo priversti nesinaudoti jokiais nuolatiniais objektais. Priežastis? Jie žinojo, kad nuolatinės vietos yra pažeidžiamos, todėl turėjo improvizuoti. Bet tai nepadėjo. 2 taikiniai, 2 atakos, tą pačią naktį, koordinuotos chirurginiu tikslumu. Dabar prasideda žiauriausia šios istorijos ironija. Likus kelioms dienoms iki mirties, generolas Soleimanis davė interviu, kuriame tvirtai pareiškė, kad Izraelis galėtų kovoti tik 10 dienų, o po to Iranas laimėtų. Jis žuvo 18 karo dieną po išpolio prieš Laridžanį. Izraelis pakeitė žaidimo taisyklės. Gynybos ministras Izraelis Katsas paskelbė, kad Izraelio kariuomeniai buvo leista likviduoti bet kurį Irano pareigūną be papildomo patvirtinimo. Beje, buvo tik viena sąlyga. Taikinys turi būti patvirtintas, o planas paruoštas vykdymui. Iš esmės tai reiškia, kad bet kuris Irano lyderis patekęs į Izraelio radarą gali būti nedelsiant likviduotas. Be biurokratijos, nelaukiant vyriausybės posėdžio. Ir tą pačią dieną, kai tai buvo paskelbta, buvo nužudytas ir Irano žvalgybos ministras. Izraelis ne tik reagavo, jis sistemingai ir sparčiai medžiojo. Čia istorija tampa dar sudėtingesnė ir neramesnė, nes apie tai, kas bus toliau, beveik niekas nekalba. Matote, visi šventė Laridžanio mirtį kaip strateginę Izraelio pergalę. Ir kalbant karinę prasme, tai tikrai tiesa. Pašalinus priešo vadovą, priešas silpnėja. Yra ir kita istorijos pusė, apie kurią mažai kalbama. Laridžanis buvo ne tik karo vadas. Jis buvo vienintelis žmogus Irane, kuris sugebėjo daryti abu dalykus vienu metu. Veikti režimo viduje, tartis su generolais, priimti karinius sprendimus ir vis tiek dėrėtis su vakarais. Jis atstovavo Iranui branduolinėse derybose. Jis pažinojo Amerikos ir Europos diplomatus. Jis mokėjo kalbėti tarptautinės diplomatijos kalba. Jis buvo vienintelė galimybė užbaigti šį karą derybomis. Jordanijos buvęs ambasadorius JAV taikliai apibūdino Laridžanį. Atrodė, jis buvo vienintelis, su kuriuo tarptautinė bendruomenė galėjo kalbėtis. Džam mirus, sunku žinoti, su kuo kalbėtis revoliucinėje gvardijoje. Kitaip tariant, tai reiškia, kad Izraelis galėjo kariniais veiksmais pašalinti vienintelio žmogų, kuris galėjo diplomatiškai užbaigti šį karą. Ir žinote, ką tai reiškia Iranui? Pagalvokite apie tai. Ali Chamenėjus, aukščiausiasis lyderis beveik. 40 metų buvo nužudytas pirmąją dieną. Ali Laridžanis nužudytas po 17 dienų. Po Chamenėjaus vadovavimą perėmė žvalgybos ministras, buvo nužudytas tą pačią dieną kaip ir Laridžanis. O naujasis aukščiausiasis lyderis Močtaba Chamenėjus, ankstesniojo sūnus, paskubomis išrinktas po tėvo mirties, tiesiog dingo. Jis nesirodo viešumoje, neduoda interviu, niekas tiksliai nežino, kur jis yra. Prezidentas Trumpas, nepateikdamas įrodymų, teigia girdėjęs, kad Močtaba negyvas. Pagalvokite, ką tai reiškia praktiškai. Iranas turi vieną didžiausių raketų arsenalų artimuosiuose rytuose. Susodrintų uranų, paslėptų požeminiuose bunkeriuose, su karinėmis pajėgomis įsidėsčiusiomis visame regione. Turėdami galimybę uždaryti Hormūzo sąsiaurį, kuriuo teka 20% pasaulio naftos. Šią šalį gali valdyti vaiduoklis arba net niekas. Izraelis 18 dienų vykdė labai aiškią strategiją.
sistemingai pašalinti kiekvieną galintį priimti sprendimus Irane. Ir tai veikia, bent jau teoriškai. Bet ar prisimeni klausimą, kurį uždaviau pačioje pradžioje? Kas nutinka, kai visiškai sunaikini ginkluotos šalies vadovybę? Kai nelieka nė vieno autoritetingo, galinčio pasakyti, nustokite šaudyti. Kas sustabdo raketas? Kas sprendžia dėl derybų? Kas nusprendžia, ar Hormūzo sąsiaurį atidaryti ar uždaryti? Režimas be lyderystės nebūtinai sustoja. Kartais jis dar pavojingesnis, nes generolai ir regionų vadai pradeda veikti savarankiškai, be koordinacijos ar kontrolės. Izraelis naikina galvą, bet kūnas vis dar stovi, ginkluotas ir vis labiau be žmogaus, kuris kontroliuotų, ką jis daro. Kaip matote, tai nebuvo tik karas, kuris dabar tęsiasi 19 dieną. Tai buvo dešimtmečius trukusi operacija, kuri dabar vyksta realiu laiku. Izraelis. 2026 m. vasarį nepabudo ir nenusprendė veikti. Jie tiksliai žinojo, ką, kokia tvarka ir kaip nužudyti. Kiekvienas vardas sąraše, kiekviena susekta slėptuvė. Tai daugelio metų žvalgybos, kantrybės ir itin tikslaus planavimo rezultatas. Klausimas dabar nebe tas, ar Izraelis laimės, o kas bus po to, kai bus pašalinta visa priešo vadovybė, kas liks pasirašyti taiką. Noriu išgirsti jūsų nuomonę. Ar tikite, kad Iranas sugebės persitvarkyti be aiškios lyderystės, ar tai yra režimo pabaigos pradžia? Parašykite, ką manote. Jei šis vaizdo įrašas privertė susimastyti, pasidalykite juo su tais, kuriems reikia suprasti, kas vyksta artimuosiuose rytuose. Prenumeruokite kanalą, kad nepraleistumėte kitų karo skyrių. Iki kito vaizdo įrašo.